Taigi viskas prasidėjo nuo to, kad esu ubagas, pasidariau kelioninį savo kirvuką ir kai pasidariau kirvuką, užsimaniau kelioninio peilio, kuris atitiktų daugmaž mano reikalavimus. Tai kaip jisai gimė, jeigu įdomu, žiūrėkite čia. Sveiki. Tai štai, ką šiandien turiu, tokį didelį medžio pjovimo diską. Ir taip pat turiu norą pasidaryti kažkokį normalesnį peilį, kuris man praverstų kelionėse salose. Tai, žinote, esu ubagas, nieko normalesnio nusipirkti negaliu. Tai bandysiu pasidaryti maždaug kažką tai tokio. Nežinau, kas gausis, iš tikrųjų nėra ką veikti, tai va dėl to taip ir darysiu. Ta kirvį, kurį pasidariau Kuršių vikingų, puikiai veikia, jisai man ir gyvena jau jachtoje. Tai aš tikiuosi, va šitą peilioką irgi čia pasidarysiu. Taigi, pirmiausia, šiai išsikerpu jį, daugmaž dedu ant šito disko ir bandysiu išsipjauti formą. Nu ir kaip man seksis, jeigu seksis, tai bandysiu kažką tai ir parodyti. Taigi, pradedam darbus. Nepjaunu. Jo, pasirodo, kirvį buvo lengviau daryti, todėl kad šito pjūklo nenori imti. Išbandžiau visokius diskelius, Irviną, čia dar kažkokį, žodžiu, visokius išbandžiau ir niekas neima. Ir pasirodo, kad geriausiai ima, tai Bilteminis pats pigiausias pjūkliukas. Nu, paradoksas. Jo, taigi šitam peiliui reikės kažkokios tai rankenos, tai galvoju pasidaryti iš šito elnio rago. Aišku, šitas ragas netoks prabangus, kaip pavyzdžiui pas Žydrių Žilvį, kurio Boba jam padovanoja Jolka Žilvienė, tokius ragus, kurių ne kiekvienas briedis turi. Nu, bet darysime iš to, ką turime daryti. O galbūt padarysiu čia kažkokią tai iš juodo ąžuolo, nes dar turiu juodo ąžuolo. O čia paskui atsirestauruosiu šitą bravorėlį ir kartu vešiu į keliones. Taigi, kol kas pjaunu šitą daiktą. Ir žiūrim čia, kaip man toliau seksis. Na štai, pagaliau man pavyko atskirti šitą ruošinį nuo kūno. Na, dabar bandysime išdrožti tai panašiai, ką aš ir jau buvau sugalvojęs. Taigi iš lėto, bet stumėmės pirmin. Sekantis etapas su dilde priduoti visą tą formą, kokią aš čia norėjau iš jo gauti. Tai va taip ir dildžiuoju savo. Bet geras, viena ranka neišeina. Na, bet procesas vyksta. Na, taigi štai tokia gavosi apybraiža. Formą galvoju daryti pilvą tokį, todėl kad, na, vis tik tai čia išlikimo peilis. Tai su juo reikės ne tik taip pjausti, bet retkarčiais ir naudoti kai kirvį. Tai todėl, na, darau va tokią lenkto pjautuvo kirvio formą, tam, kad jį būtų galima naudoti taip pat, na, kaip smogėjimai, kertamai įrankį. Aišku, reikės padaryti gardą, kad galėtum, nu, į šarną smeigti. Bet va tas būtent pilvas, jisai man ir nepatinka, todėl kad, nu, jisai, man atrodo, kažkiek tai gadina tą peilio formą, bet priduoda funkcionalumo. Tai dabar, bet iš tikrųjų nežinau, ką daryti. O dar labiau nežinau, ką daryti, tai iš ko dabar daryti rankeną. Taigi, turiu paprasto lietuviško ąžuolo, turiu tyko, turiu beržo gumbą, turiu raudonmedį, turiu žilvio ragą ir turiu juodo ąžuolo. Šitam juodam ąžuolui Lietuvoje dar kažkada, tai prieš daug metų dariau ekspertizę, tai jam nustatė 800 metų senumą. Jisai ištrauktas, jau pamiršau, iš kažkokio tai upelio, žodžiu, 800 metų pragulėjęs dumbliai ir todėl pasidaręs toksai štai va juodas. Taigi, nežinau dabar iš ko daryti rankeną, todėl kad rankeną dabar jau reikia daryti tam, kad apspręsti visą jo dizainą, kaip jisai čia atrodys, kaip bus patogu į ranką paimti, kokio dydžio. Na, žodžiu, visą šitą reikalą dabar reikia jau ir daryti. Taip, man einasi biški ne taip greitai, kaip kad turėtų eitis pas profą, nes ašgi ne metalą apdirbėjęs esu, o tiesiog noriu savo prastumti
laiką ir užturėti gerą daiktą. Tai tiesiog savo tai žaidžiu čia. Peiliokas jau kaip ir į pabaigą ir gavosi toksai gana nemenkas ir toks agresyviai atrodantis. Tad jam būtinai reikia dėklo makščių, kaip sakant, į ką tą įsidėti. Tai štai radau seną balną pas save išmestą, jo oda gana stipri, kieta, ta prasme visiškai tinka padaryti makštim. Taigi štai makštis jau šiek tiek darosi, dabar jas reikia apšlifuoti, ta prasme gražiai visus šitus dalykus reikia apdirbti. Tai labai gerai tą atlieka tiesiog medžio šlifavimo staklytės. Taigi šį vakarą, man atrodo, aš tą peiliuką jau ir užbaigsiu. Nu, Jurguti, papasakok, kągi tu čia taip darai? Peilių sūnų, ne peilių sūnų, o Peilio įdeklą. peilio makštį. Wow, makštį. Makštį, peilio makštį. O pasirodo, būrių taisymo adatos ir visa kita tinka ir peilių gamybai. Taigi, ilgais vakarais pensininkai tuo vat ir užsiema. Taigi šiandien bus baigta. Gerai, laukiam tęsinio. Na štai ir vuolia. Padariau šiokį tokį dėklą. Su viena ranka neišeina net. Ir va štai toks tysakas. Komplektėlis. Pasikabini savo ant diržo ir savo keliauja. Taigi rankeną vis tik tai padariau iš juodo ąžuolo 800 metų. Taigi, aišku, čia profesionalai tai mane į šuns dienas išdėtų, koks aš esu biberankis. Ale tačiau visas šitas dalykas mane kainavo nei vienos kapeikos. Tai va, kai moki, tai netrunki. Tai dabar, reiškia, kirvį pasidariau, peilį pasidariau. Na ką, sekantis dalykas, dabar reikės diržą pakankamą tokį stiprų darytis, kad galima būtų visus šitus rakandus prisikabinti ir saugiai neštis per miškus, kad jie saugiai laikytųsi, na ir būtų patogu. Taigi tiek.